Pavasario oro išdaigos, šiek tiek krušos. Oras labai greitai atšalo ryte, nors buvo gerokai šilčiau. Ir pasislėpiau dabar prie kito pastatėlio, kad galima būtų apie tai pasikalbėti. Komfortas ir patogumas, kuris dabar formuojamas tau šitam gyvenime, yra tai, kas atima iš tavęs to psichinę sveikatą. Atimdamas psichinę sveikatą, atima ir fizinę sveikatą. Transliuojama visur ta pati žinutė. Patogumas, lengvumas, greitumas, tu nusipelnei pasilsėti, kažką malonaus padaryti. Ir tai formuoja tavo silpnumą gyvenimui. O gyvenimas, kaip tu žinai, jis nėra lengvas. Jis nėra teisingas, jis yra žiaurus, jis yra gražus, jis yra visoks, bet jisai jokiom aplinkybėm nėra lengvas ir paprastas. Ir kai tu esi silpnas, kai tu naudojasi komfortu, patogumais, malonumais, tu atsiduri toje kančioje, kurioje esi dabar. Tai yra, kai tu jautiesi silpnas. Truko pokalbis, nes sunaitėlis pasigėdo manęs, tai tiesiog nematė, jau nuraminau, kad viskas tvarkoja ir tu ateisiu. Grįžkime atgal. Gyvenimas atveda labai daug situacijų, kurios ateina visiems. Netektis, sveikatos griūtis, finansų griūtis, likimo griūtis, santykių griūtis. Daug dalykų, kurie iš tikrųjų eina pas visus ir tai yra neišvengiama. Ir jeigu mes ir tu esi tam komforte, tam patogume, tam malonume, tu visą laiką susidurdamas su tais iššūkiais, kenti. Kenti, nes tu esi nepasiruošęs. Kenti, nes esi silpnas, nes taip buvai vedamas būti tokiu. Mano gyvenime lygiai taip pat tų iššūkių pilna ir dabar jų pilna, bet kadangi aš einu ir ruošiuosi per gyvenimą, tie įvykiai, kurie atsitinka man pakeliui, einant per gyvenimą, jie manęs nežudo, jie manęs neveda į depresiją, jie manęs neparklubdo, kad aš neatsikelčiau. Rytas, kuris yra kaip iššūkis, jis yra stiprinantis. Jis stiprinantis valią, stiprinantis charakterį. Tai yra pagrindinis elementas, kuris priklauso nuo tavęs. Tai yra formuoti dieną per rytą. Tai pagrindinė programos dalis, viena iš pagrindinių programos dalių yra ankstyvas rytas. Tai yra iššūkis, tai yra sunkumas. Sunkumas, kurį tu įveiki, atsikėlęs, žinodamas planą, ką tu darysi, žinodamas ir turėdamas savo viziją, tampa tavo vaistu, tavo psichikai. Kai tu sugebi nugalėti sunkumą, tu patiri didžiulį džiaugsmą, didžiulį pasitenkinimą. Taip formuojamas pasitikėjimas savimi. Tas elementas yra tavo rankose. Niekas negali jo iš tavęs atimti. Tai yra labai paprasta padaryti, sunku įgyvendinti. Ir tu gali daryti bet kokiom aplinkybėm. tą ankstyvą atsikėlimą. Tai yra iššūkiai, kurie mums reikalingi šitame gyvenime, kuriuos mes patys savo išsikeliame. Nes kitu atveju, jeigu tu miegi tiek, kiek tau išeina, kiek tau norisi, ar kiek tau leidžiama, tu neturi jokios stiprybės. Tu eini paskui aplinkybės, tau reikia į darbą, paskutinę minutę tu šoki, skubiai kažką tai sulesi ir skubiai važiuoja atidirbti savo tų valandų. Bet kai tu ryte sugebi pirmąją pergalę savo pasižymėti, kad tu atsikėliai, kad tu padarai kitus elementus, kurie reikalingi tau, stipriai dienai, tu esi jau stiprus. Tavo valia ir charakteris visiškai kitokie. Tai formuojama kiekvieną dieną. Savaitę po savaitės, mėnesis po mėnesio, kai tai tampa tiesiog būtinybė ir įpročiu. Šaltas vanduo.
po 2 metų to, ką tu turi visą gyvenimą, aš po 2 metų tik dabar turiu vandenį tekantį namuose. Pagaliau pasidariau, susimontavau pats. Ir bėga šiltas, karštas, šaltas vanduo. Bet rytas mano prasideda ne su karštu vandeniu. Prasideda su šaltu vandeniu, kuris ateina iš šulinio, kuris yra beveik ledinis. Ir tai yra iššūkis, kurį aš pats pasirenku. Ne gyvenimas man jį dabar atvedo, aš pats pasirenku. Kodėl aš jį pasirenku? Tam, kad aš grūdinčiau savo valią, stiprinčiau savo charakterį. Ir tai man duoda mano stiprybę eiti per gyvenimą. Kai ateina sunkios akimirkos, aš žinau, kad aš esu stiprus atlaikyti tai. Kai tu vengi bet kokiom aplinkybėm šalto vandens, nes tai nepatogu, nes tai gal net nesveika, nes sąnariams greičiausiai tai nesveika, tu esi silpnas čia galvoje. Kai tu esi silpnas čia galvoje, tu kenti per visas kitas aplinkybės eidamas per gyvenimą. Maistas, kurį tu valgai, tenkinėsi mieste, nes skanu, saldu, patogu ir panašiai, jis yra nuodas, kuris tave silpnina. Nes tu tenkinėsi tuo, kas tau nenaudinga. Kai tu pradedi riboti tą maistą, kai tas maistas tampa tik tai būtinybė tau turėti tam tikros energijos, kuri leistų tau gyvenime eiti stipriai, bet nepersivalgyti, nepersitenkinti ir valgyti ten 100 skirtingų patiekalų ar poskonių, tampa tavo stiprybė. Nes tu atsisakai, tu apsiriboji nuo to, kas dabar vyksta aplinkui, ant kiekvieno kampo maistas ir pasitenkinimas. Vėlgi, tu ugdai savo valią, stiprini savo charakterį. Tai yra elementai pagrindiniai, kuriuos tu gali pasirinkti kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo to, kas valdo šalį ar kokia ekonominė situacija. Lygiai taip pat tavo pasirinkimas yra fizinis aktyvumas, fizinė veikla, sportas, bėgiojimas. Mano pasirinkimai dabar yra, kad aš per savaitę važiuoju 2 kartus į Vilnių, darau treniruotę su mokiniu, kur man reikia keltis 3:30. Ir aš tai jau darau ne vienus metus, tiek sau, tiek su kitais, kur aš pasirenku iššūkį, kuris visiškai nėra normalus pagal normalių žmonių suvokimą. Aš nesu normalus ir pats pasirodo. Kai aš atsikeliu 3:30, aš patiriu pačią švariausią energiją, kuri ateina. Kūnas priešinasi. Protas jau pripratęs ir jisai supranta, kad čia nėra kelio atgal, kad reikės tai padaryti. Ir kai aš atsisėdu ir važiuoju dar toje tamsoje, bet dabar jau nebe tamsu, jau ganėtinai šviesu, aš patiriu gyvenimą aukščiausiame lygmenyje, kai aš matau tai, ko nemato kiti, ko nematai tu, važiuodamas iš ryto, atsikeldamas anksti ir bėgdamas kilometrus kartu su savo mokiniais. Tu gali po to pasakyti, kad tai yra stipru. Pasakyti savo. Gali tai jausti. Ir kai tu atlieki tokius veiksmus, kurie priklauso nuo tavęs, tu supranti, kad gyvenime tau niekas nebaisu. Kai tau yra nebaisu niekas aplinkui, tu gali priimti visas galimybės, kurios ateina, nes tu jau pasitiki savimi. Tai formuojamas charakteris, valia ir labai aukštas pasitikėjimas savimi. Tai duoda psichinę sveikatą. Psichinė sveikata yra svarbiausias elementas apskritai aukščiausios kokybės gyvenimui, nes per tai tada tu įjungi ir sąmonę ir pradedi sveikatinti savo kūną, rūpintis tuo, kas tau duota, kas yra svarbiausia. Labai paprasti elementai, jokia aukštoji matematika. Kai tu sugebi vietoj to, kad žiūrėti telefone šokančias kates, kažkokias kalbančias galvas, kurios tą patį per tą patį šneka, dramas, ir tu pasirenki dalykus, kurie tau labai svarbus, darbus, kurie yra labai svarbus, kuriuos reikia atlikti, tie, kurie nepatogus ir sunkus, ir visų pirma juos pasirinki, čia yra stiprybė.
Kai protas tau sako, ne, tai gal dabar bloga nuotaika, pasižiūrėk į tą ekraną, nusiraminsi, tau reikia pasilsėti. Tu prarandi savo stiprybę, tu prarandi psichinę sveikatą. Viduje pradeda kauptis nerimas, kad tau reikėjo kažką daryti, kas yra svarbu tau, bet tu to nedarai. Tai yra tai, kas tau formuojama. Būti komforte, patogume, malonume, tenkintis pastoviai. Šiais laikais būti išskirtiniu ganėtinai paprasta. Būti stipriu reikia, o tuo pačiu tai yra išskirtinumas. Apsižvalgyk aplinkui silpni žmonės, savo valia silpni, savo charakteriu silpni, kurie bet kokiam vėjui papūtus susigūžtų. O tu pabandyk tapti tokiu stipriu, kuris rodytų pavyzdį kitiems. Savo vaikams, savo tėvams, savo artimiesiems, savo žmonėms. Ir tu pajausi, apie ką tas yra gyvenimas. Būk stiprus.